Sveiki, mano vardas Andrėjus, aš dirbu kompanijoje Autoelektronika. Šiandien aš Jums pademonstruosiu generatoriaus galinio guolio nuėmimo procedūrą, naudojant tam tikrą nuėmėją. Svarbiausias aspektas šio darbo – nepažeisti generatoriaus kolektoriaus ir nesulankstyti rotoriaus plonos ašies. Pereisim prie nuėmėjo konstrukcijos nagrinėjimo. Mūsų nuėmėjai susideda iš dviejų pagrindinių detalių. Pirma – tai nuėmėjo kablys su varžtu, kurio pagalba ir traukiamas nuimamas guolis. Antra – tai nuėmėjo atrama, kuri savo kraštu atsirėmė į rotoriaus apvijos korpusą. Joje padaryti 4 išfrizavimai. 2 negilūs, kad nepažeisti laidų jungiančių kolektorių su rotoriaus apvija, o į kitus įsistato nuėmėjo kablys. Vat kaip tai atrodo. Guolio nuėmimas vyksta jokiais būdais neveikiant jėga į rotoriaus ašį. Tuoj parodysiu, kaip atrodo kablys užkabintas už nuimamo guolį. Vat dabar gerai matosi, vat taip. Pereikim prie pačios guolio nuėmimo procedūros. Noriu Jums pademonstruoti 3 labiausiai paplitusių gamintojų rotorius. Tai Valio, Bosch ir Magneti Marelli. Valio rotoriaus ašis turi centrą, kas palengvina darbą tradicinio nuėmėjo būdu. Šiaip ne taip galima centruotis ir nuėmėjo varžtas neslysta į šoną. Bosch ašys ir Magneti Marelli centrų neturi. Tradicinis nuėmėjas slysta į šoną ir gali pažeisti kolektorių. Užspausim Magneti Marelli rotorių su guoliu spaustuvose ir pabandysim parodyti, kaip vyksta nuėmimas mūsų nuėmėjo pagalba. Užkabinam kablį, uždedam abojimą. Biškį pasuksim veržlę, išimsim laisvumą. Dabar jau teks paimti įrankius. Kaip Jūs matot, kablys juda į viršų ir vyksta procesas nuėmimo. Jis užtruko nedaugiau nei 10 sekundžių ir mums beliko išimti guolį iš nuėmėjo. Visa procedūra atlikta be jokio pavojaus kolektoriui ir be baimės sulankstyti rotoriaus ašį. Kas susidomėjo mūsų siūlomų nuėmėjų, rašykite adresu. Sekančiame video pademonstruosime generatoriaus kolektoriaus nuėmimo technologiją. Stebėkite naujienas. Iki.